O pagausi tai? Jo. O, jis ten skraido. Jis mažiukas yra, lengvai patai. Ką? Sunku valdyti, žinoma. Ne. Sunku, labai sunku. Mano tėtis irgi turėjo, bet didesnį. Paleido gazą. Visas gazas. Galime ir varikliuką išjungti. O, kai tada pilti žemės. Ne, jis dar biškį paskraido. Ne dėl to, Koks greitis. iš inercijos. Galva taip yra. O seniai pasimis jisai. Seniai. Kyla aukštą. Tai jums patinka vairuoti? Pilotuoti šito lėktuvo? Kur pultas? Jo, iki kiek jis siekia pultas? Pultas to. Kilometrą gal? Davidui dar leido būti lauke. Jo, leido? Leido. O, gerai. Plasmasinis. Ne plasmasinis, putinis iš kitos. Pusau. Koks pultas, kiek knopkių? Pultas, tai jeigu tave domina tokie dalykai, yra parduotuvė. Žinau. Minijos gatvėje. Ai, ten kur... Čia suka. RC modelis ir... Noriu, ką vėl eitų. Už kiek pirkot jūs jį? Jis ispanas, karačiai. Jūs patys pasidarėte? Taip. O, kaip fainiai. Dar leisit ar neleisit? Ne, tai iš tikrųjų akumuliatorius reikia krauti. Čia ant akumuliatorius? Taip. O, kad benzininis čia? Ne. Aš jau, kad čia benzininis ir metalinis. Tai va, yra čia 1,... Va, Negalvo, kad akumuliatoriukas, va, toksai tik tai mažiukas, va, čia va, įklijuotas, va, akumuliatorius. Tai viskas, jis pilną tempų traukia. Kiek jis laiko gamino? O, kad benzas iš toli. Iki čia. Čia iš putlas čia, ne? Čia yra EPP plastikas, jis nebijo, biškį atsparusi smūgiams, va, jis lankstosi viską. O kiek jis laiko jį gaminot? Labai greitai. Kai rusų laikais tai būdavo benzininiai varikliukai, ne? Aš turiu irgi mažą. Yra ir benzininiai, yra Visi gali tokie nusipirkti. visokių. Nupirkau taip didelį. Tai man pasigamint. kaip sak didžiokai yra. Mažiausias, jeigu tai paėmus pats mažiausias, jeigu pinigais paėmus, Gali pakilti vėl. kainuoja Nubreik du. Gali pakilti vėl. 12 000 litų, vien varikliukas reaktyvinis. Gali pakilti vėl. Dabar ne, reikia pakrauti. Kur būna pirkti, kaip sakėt, kažkas? Minijos gatvė. Lėktuvų yra pirkti Minijos gatvėje. Minijos buvusi seniau su Popovo gatvė, atsimenat tą? Nachimovo dabar. Aš nežinau, likė Nachimovo kokia ten. Pavadinimas EC modelis yra. C modelis, Minijos gatvėje. Tai čia pirkti. Kaip ant kampo vienoje gatvės pusėje yra vaistinė. Ne ta, bet į centrą. Einant į centrą. Aišku. Kur veidrodėlį gaus? Kaip rodytų, ką Dešinė pusė ten yra parduotuvė Čia yra toks. C modelis. rodo, Noriu pažiūrėti kiek baterijų rodo. galim pasidaryti. Kaip? Kaip mano tėtis to Trečiam aukšte 314 kabinė. Ten RC propeleris. Ir tiek kainuoja maždaug su komplektukas, jeigu taip gatavo. Jeigu šitas, vat vien DX6, vat šitą, čia yra sudėtinga ta aparatūra. Viena aparatūra kainuoja šitą, vat, kas liečia kažkur apie 600. Yra būna išpardavimas, dabar nežinau, Graupnerio yra 6 kanalų irgi. Graupnerio tai 200, ten kiek ten keli litai yra 6 kanalų irgi. Jo, yra kuris 3 Irgi dirba Vieną gražiausiai. Šitas. Vieną Čia valdymas, tai Čia viskas, čia jau yra sudėtinga. Čia yra programavimas, reiškia galima kaip čia paėmus, galima visokiais miksavimais, reiškia. O dabar žiūrėkit, daleiskim, o dabar 2 mašinėlės tos stovi, ne? Dabar daleiskim. Jos praktiškai turėtų vieną nuo kitos dirbti. Atskirai kiekvieną. O galima sumiksuoti, kad jis dirbtų kartu. Aš dabar galiu parodyti, kaip dabar daleiskim. Jos gali dirbti ir atskirai, ir kartu. Yra tokie programavimai. Nu va, dabar daleiskim. Ai, čia gal. Nu va, dabar daleisim aukštumos įvairai. Vat aš galiu valdyti dabar iš karto juos abudu.
Va, iš karto, abudu. Dvi mašinėlės yra, bet jos turėtų praktiškai dirbti atskirai. Bet jos, va, dirba kartu. O galiu padaryti, kad sumiksavimo, va, jos dirba atskirai. Čia jau reiškia posūkis, va, kai eina. O čia va, jau į viršų kyla, leidžiasi žemyn, o čia jau posūkis. Šitą anglies, čia stiklo plokšto, čia yra tas propeleris. Būčiau prasporinęs, būčiau sakęs, kad benzininis yra. Toks garsas grinai. Jo, grinai. Vien duoda tas propeleris, kaip sakant, sudaro tą garsą, labai muša į tą plastiką. Plastikas tas priduoda tą riumojimą. Biškį. Nu, fainas dalykas. Jo, Pasižiūrėti, galvai. Yra tų modeliukų, yra čia vat, pavyzdžiui, šitą nuvažiavau į nu, nekyla jisai viskas, pažymės skrenda, reikia gazą duoti, nu, nekyla, viskas, Bet nerodo, nekyla. Nu, tai ką, tai paėmiau. Tai sugalvojau, ten lankstomas toks propeleris, sugalvojau didesnės mentis, uždėti didesnį akumuliatorių. Jo, prisidirbau namuose. Tai tiesiog neišlaikė tos auselės, kur laiko tą propelį trūko, tai tiesiog vienas propeleris į koją. Čia reikia labai atsargiai su tokiais dalykais. Į koją kiek. Jo, iki čia dabar vat, šito varikliuko kažkur tai jau pasakysiu. Bet smirdi. Kažkur tai gaunas apie netoli 20 000. Bet tuo tau nepatinka. 20 000. Ne, tai va tai yra ir paprastų tokių lėktuvėlių, vat, aš tai vat, namuose turiu kiek 7 lėktuvus, vat, 7. 3 sraigtasparnius, nu tai sraigtasparniai taip dėl filmavimo nėra tokie sudėtingi kaip superiniai, vat, o tai jeigu norit, vat, įeikit RC, įveskit žodžius, tą raidės RC, palikit tarpelį YouTube. Nu ten prisižiūrėsit visko, ko tik norit. RC, vat, RC ir tarpelį paliekat YouTube. Nu ten prisižiūrėsit viską, ir reaktyvinius, ir visokiausių žmonės leidžia. Aišku, gerai tada. Jo, užkrečiantis dalykas yra. O tai jūs parduosit kokį savo lėktuvėlį? Nu ne šitą, kokį kitokį. Pagal užsakymą. Pagal užsakymą, jeigu tu nori, yra gatavų pirkti. Yra gatavų pirkti. A jūs parduotumėt šitokį? Jūs neįkasit, tai tokia kaina. Jeigu jūs norite tokių pigesnių, yra parduotuvių. O kiek iš tikrųjų kainuoja? O kiek galima nupirkti tokį, nu nebrangų, bet tokį normalų? Mažą, nedidelį lėktuvėlį, dabar va tas... O šitą už kiek man parduotumėt? Už tikrą kainą? Palauk, turiu. Už tikrą kainą, tu žinai, kiek tas kainuotų? Viena aparatūra kiek kainuoja? Kiek? Tas sakau, 600 viena aparatūra. Nu tai kiek kainuoja mažiausias? Kiek mažiausias gali? Nu ką, tu čia filmuoja, ne? Ja. Pasakyk, 350 litų gali nukristi. 350 litų. Nu ką, tu čia filmuoja, ne? Jo. Dėl atsiminimų, ne? Jo. O jūs turit Facebooką? Kieno? Milijonas eurų. O jūs turit Facebooką? Neturiu Facebooką. Neturit. Ai. O norit, kad šitas būtų YouTube įdėtas? Nu, kad visi matytų, kaip jūs gerai leidžiat. Ką, į YouTube? Jo. Nori įdėti į YouTube? Nu, visi matys, kaip jūs kaip tu nori. pasidarėt lėktuvėlį. O tai ką, korespondentas nebūsi? Jo. Ką? Jo. Eik to. Nu, jeigu mes dar suteiksim, mes pasakysim, koks pavadinimas yra YouTube. Gerai? Nu gerai. Gerai. Ačiū jums labai už interviu. Ja. Viso gero. Čia buvo super čiuvakas. Ir čia buvo Mogiliovo rajonas, kuris niekada nemiega. What's up?